krūvis ir prieš krūvį jau leidžia visas laimingų. Svarbiausias balerinos atributas – puantai. Tai va, čia yra puantai jau tokie gal kažkiek patriuši. Pakankamai nepigiai kainuoja tie puantai ir jeigu daug šoki, tai pakankamai dažnai reikia juos keisti ir jie susidėvė, nusitrina, išsiminkština per daug. Taip, kokia kaina? Jau senai bepirkau. Audronė, kokią kainą puantą? 120 jo. Kol baleto artistai ir Marija Simona ruošiasi į sceną, į teatrą plūsta žiūrovai. Tarp jų ir išskirtinė viešnia – prezidentė Dalia Grybauskaitė. Dalia, maldauju, sugrįžk. Atsiprašau, žemosios, šiandien tema ne apie tai. Paklausė kažkas ten, kur bilietus pirkti, ten ir ten linką numečiau greitai ir po 3 dienų, aš suprantu, vėl manęs klausia, tai čia tada ir kada apsauga atvažiuoja. Kokia apsauga, ką man čia ta apsauga, skrolinu aukščiau, aš greitai ten tą telefoną, tą messengerį, kažkokios moteris, kurios nepažįstu. Jos ekscelencija Dalia Grybauskaitė norėtų pamatyti jūsų galą. Ir aš tokia, o dieve, ir aš jam numečiau tiesiog linką. Nu tai nusipirkit bilietų, žinai, nes aš net neskaičiau. O po to staiga suprantu, kad jos ekscelencija ateina žiūrėti tą galą ir toks surprizas. Nu žodžiu, jaučiuosi pagerbta, dieve brangus, šlovė garbė, ačiū. Jūs ekscelencijai koncertas labai patiko. Dalia Grybauskaitė pasakė, kad jai labai patiko ir sakė, pabrėžė, ypač neatsako ne tai, kad klasikinės galbūt tos ištraukos, bet būtent vat jūsų sako tos visos miniatūros. Tai aš tokia, labai laiminga tikrai. Visai šalia Dalios Grybauskaitės sėdėjo ir Lietuvos metų moteris, vandens someljė Aistė Miliūtė. Taip, vėlavau, iš tikrųjų, tai labai atsiprašau, kad teko pakelti visus žmones. Dabar reikia nepavėluoti eiti, man atrodo. Bet pasisveikinat su... Taip, labai malonu susimatyti tokiuose renginiuose, tai nuostabu. Gala koncertą skirtą Lietuvos baleto 100-mečiui stebėjo ir kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė. Kad ir kaip būtų labai keista, iš tikrųjų, tai man labai patiko ir įsimintinas toks, ko dar niekada nebuvau mačius, tai kūrinys pagal Depeche Mode dainą. Tikrai įspūdinga ir niekada nematyta. Na taip pat, aišku, kapelija, tai čia kas be ko jau įdomu. Vaikystė, nežinau, nesvajojat irgi būt balerina? Ne, aš šokau kitokius šokius, sportinius šokius šokau, tai jau baleto ne. Galėtumėt čia sušokti ir panašiai? Tai pakartojus galėčiau, tikrai taip. Tai gal Seime. Gerai. Operos solistas Eugenijus Kreptovas ir pats norėtų pabandyti pašokti. Užsirašytumėt gal į baleto pamoką kokią, nenorėtumėt? Nu tai vat, einam užsirašytis dabar po renginio, dabar kaip tik susidarė eilė, einam užsirašytis, dabar šoksim baletą. Kokį žingsniuką norit išmokti daryti? Tarp svečių su širdies draugė ir dukrom buvo ir vienintelis bepelekis Lietuvos delfinas. Mūsų šeimų yra ne šiaip baletis, bet yra ir balerina. Štai esu balerina Amelija, kuri lanko jau 1,5 metų baletą ir gali taip pašokti, kai, žinai, čia